Sveiki, su jumis aš, Jūratė Satė. Šiandien gražioje žiemos dienoje noriu truputėlį pasikalbėti, pabendrauti. Ir mano šį išstojimą į eterį įtakojo vienas klausimas moters, merginos, kuri man parašė apie tai, kad ieško mokytojo, ieško sąmoningumo trenerio, ieško to, kas padėtų nušvisti, kas padėtų jai atrasti save ir panašiai. Moteris daug ką bandžiusi ir jau pakankamai daug ką žino, bet vis neranda to tikrojo nušvitimo. Tai tokių klausimų gaunu tikrai labai daug ir iš tiesų, ką aš noriu apie tai pasakyti. Buvo laikas, kai ir aš pati ieškodavau nušvitimų, ieškodavau vis daugiau kažkokių žinių, kažkokių potyrių ir ieškodama tų potyrių galop atsimušdavau vis į tą patį, į tą pačią situaciją, kai suvokiu, kad viskas yra manyje ir kad visą tai aš jau žinau ir kad nieko naujo nebegaunu. Ir kildavo toks alkis žinių, alkis informacijos ir visą tai netgi pereidavo į tokį gobšumą žinioms, godumą žinioms, prisirišimą prie žinių. Ką aš noriu tuo pasakyti, kad mes žmonės labai dažnai pamirštame, kad visų pirma šioje žemėje mes atėjome reikštis per kūną. Mūsų dievybė per kūnas. Mes atėjome per kūną perkūnyti save, kurti save kūnu. Ir pirmiausiai, ką mes turime prisiminti čia, pirmoje vietoje, tai, kad mes turime kūną ir savo kūnu taip pat reikia rūpintis. Dabar pasakykite man, mielieji, arba pasakykite tiesiog savo, kiek jūsų iš čia žiūrinčių kiekvieną rytą darote mankštą? Kiek jūsų iš čia žiūrinčių einate pasivaikščioti bent jau 1000 žingsnių, ar daugiau, ar mažiau, bent jau porą kilometrų per dieną peškom nueinate? Kiek jūsų rūpinate tuo, ką jūs valgote? Yra be abejo žmonių, kurie jau supranta, kad tai yra svarbu. Bet labai dažnai tie žmonės, kurie pirmiausia ieško nušvietimo praktikų, pamiršta tai, kad jie turi kūną ir kad kūnu irgi reikia labai rūpintis. Duoti jam dėmesio, duoti jam globos, duoti jam tinkamo maisto, tinkamo oro. Ir be abejo dabar irgi vėlgi yra madingi tie detokso seminarai, detokso praktikos. Vieni badauja, kiti kirminus varo, treti klizmą statosi, ketvirti vėl ten būna visai nevalgo. Na, įvairių yra dalykų. Bet argi tai yra meilė kūnui? Argi tai yra meilė tam kūnui, su kuriuo čia atėjome? Mes labai dažnai norime iš kūno išvaryti kažką. Išvaryti parazitus, išvaryti sunkiuosius metalus, išvaryti, kas mums atrodo, jog mums nepatinka. Tai išvarinėjame iš savo kūno daugybę dalykų, bet kas iš to?
Visa mūsų intencija yra susijusi tada su tuo, kad mes norime kažką išvaryti, kažką sunaikinti, kažką panaikinti, kažkur kažką padėti, bet tik tai nepagloboti. Nepagloboti savo kūną, nepagloboti savo tą substanciją, su kuria mes čia kontaktuojame ir labai labai glaudžiai. Aš manau, kad jūs žinote jau tai. Bet norėčiau dar kartą priminti. Atsigręžkime į visiškai paprastus dalykus. Į visiškai paprastus dalykus. Į gryną orą. Į tyrą gamtą. Į sveiką paprastą maistą. Saikingą. Į savojo kūno globą. Atsigręžkime į tokius dalykus, kurie mus sugrąžina į save. Neieškokime mes tų mistinių dalykų, kurie yra, bet jie atsiveria, pasimato tada, kai pirmiausiai mes priimam save. Tokius, kokie esame. Tokius, kokie čia ateiname. Ir gal tuomet mažiau kils tokių klausimų, kaip surasti nušvitimą, kaip rasti dvasinį vadovą, kaip pasirinkti vienokią ar kitokią dvasinę praktiką. Pradėkim nuo kasdieninės dienotvarkės, nuo kelimosi paros teisingų laikų, saulei tekant, nuo poilsio sau, nuo elementaraus dalyko kaip kavos atsisakymo. Nuo va tokių paprastų dalykų. Ir tuomet jums nereikės ieškoti tų nušvitimo praktikų. Jos jums tiesiog ateis savaime, jos jums atsivers. Nevarykite iš savo kūno visko, ką manote, kad galite išvaryti. Verčiau susivokite ir pradėkite nekimšti į jį visko, kas jam visiškai nebereikalinga. Tai tokie mano patarimai šiandien. Ir tik šiandien yra tas laikas, kuomet tu gali pradėti savo gyvenimą iš naujo. Pradėk jį paprastai. Pradėk jį taip paprastai, kaip tik gali įsivaizduoti dabar. Ir tavo gyvenimas vertas to, kad tu jį tiesiog pradėtum gyventi. Tiesiog pradėtum gyventi. Negalvoti apie jį, nemąstyti apie jį, o tiesiog pradėti gyventi savo gyvenimą. Be niekieno interpretacijų, patarimų, pradėti gyventi savo gyvenimą. Ir pradėk gyventi paprastai. Pradėk gyventi taip paprastai, kaip tik gali įsivaizduoti. Be jokių įmantrybių. Ir pradėk valgyti paprastą, sveiką maistą. Pradėk sportuoti paprastus pratimus. Pradėk galvoti paprastom mintim. Pradėk būti tarp paprastų žmonių. Ir tu pamatysi, kad tie paprasti žmonės ir yra tie tavo mokytojai, kurių tu ieškai. Sėkmės tau.